Hola, buenas tardes. Prisistačiau ispaniškai, bet esu Lietuvoje, esu grynas, kaip sakoma, užkietėjęs lietuvis. Tik dalykas tas, kad gyvenimas susiklostė taip, jog esu vertėjas iš ispanų kalbos. Dirbti teko pradžioj gyvenimo įvairius darbus, o vėliau tas pomėgis ispanų kalbai tapo ir profesija. O dabar paskaitysiu apsakymą trumpą iš kadaise Lietuvoje populiarios įvairių šalių antologijos, įvairių rašytojų, įvairių kraštų apsakymų antologijos buvo leidžiamos, buvo išleista ir ispanų apsakymų antologija. Novelė, kurią paskaitysiu, nėra šiaip kokiu nors pasaulinio masto rašytojo, bet yra rašytojos, su kuriuo man teko susipažinti netgi. Jis yra katalonas, rašo dviem kalbom – ispanų ir katalonų kalba. Jo novelė yra parašyta remiantis išgyvenimais, apie kuriuos jis man pasakojo, kai mes susitikome kadaise Barcelonoje. Mat jisai Franko laikais, kai buvo pakviestas į kariuomenę Ispanijoje, jis atsisakė eiti į tą kariuomenę, tačiau aišku buvo sugautas, buvo palaikytas dar kalėjime 3 mėnesius ir po to išsiųstas tarnauti į ypač pavojingą vietą į Afriką. Afrikoje tuo metu ispanai turėjo kolonijų. Ir numanu, kad novelėje vaizduojamas epizodas yra jo paties patirtas. Taigi, Julianas Gustemsas, kaitroje. Ieškodami nors valandėliai paunksnės, susėdome už didelės uolos. Žemė buvo įkaitusi ir oras degino plaučius. Iš teisybės čia buvo tikras pragaras, skaudėjo odą, akis, ausis. Dideli kareiviški batai trynė kojas, menkiausias užmintas akmenukas dūrė it spyglys. Jautėme nuovargį, nuo kojų verčiantį, kvaitinantį nuovargį. Mane ėmė toks miegas, kad akys pačios merkėsi, saulė žilpino ir viską regėjau tarsi pro rausvą rūką. Suimtasis ėjo tylėdamas, nesiskundė, bet aš mačiau, kad jis sunkiai šniokštuoja iš nuovargio. Prisėskim už to akmens, pasiūliau, suimtasis žvilgtelėjo į mane ir pakluso. Atsisėdęs pajutau pasitenkinimą. Kažką panašaus, lyg staiga būčiau iš naujo atgimęs. Prasisagščiau mundurą ir dvelktelėjęs vėjelis atgaivino kūną. Šautuvą laikiau suspaudęs tarp kelių. Suimtasis nieko nelaukdamas įsitiesė visu ilgiu ant žemės. Ištroškęs ir pavargęs gaudė burną orą. Gurkštelėk truputį, pasiūliau jam gertuvę. Kad ir nekoks, bet šiaip ar taip vanduo. Žmogus čiupo gertuvę ir godžiai ėmė gerti. Vanduo atsidavė druska, dykuma, skurdu. Vanduo šičia atrodė lyg koks stebuklas. Prieš mus, kiek akys užmato, driekėsi lygiai be jokios kalvelės dykuma. Jore neaugo nei medžiai, nei žolė. Tai buvo daugelio amžių išdeginta, daugelio amžių išdžiovinta žemė be jokios gyvybės. Tolėje niūksojo neaišku Zajo kalno kontūrai. Tai buvo mūsų tikslas, ten žmogų perims maurų sargybą. Mano užduotis bus atlikta. Ar turi žmoną, vaikų? Paklausiau, nenorėdamas tylėti, suimtasis linktelėjo galvą. Gal nori jiems ką nors perduoti? Ne, ačiū. Žmogus nutilo, žvelgė į tolį, ten niūksojo Zajas, ten laukė susitikimas su įstatymu, bet atrodė ramus, tarsi niekas nejaudintų. Mane sušaudys, tarė galop, štai ką man padarys. Aš sėdėjau veiduodamasis nosinę. Nenorėdamas leistis į pokalbį, apsimečiau, kad negirdžiu.
Susidomėjęs dirstelėjo į žmogų, jo akys keistai sužvilgo, lyg nuo ašarų. Gal norite rūkyti? Pasiūlė. Ačiū, negaliu, aš tarnyboje. Jūs man labai geras, nesityčiojat kaip kiti. Davėt vandens atsigerti, siūlytės, ką nors perduoti žmonai, jūs geras vaikinas. Kiekvienas manim dėtas taip elgtųsi. Žmogus papurtė galvą. Gal eikime, jo anksčiau šitai pasibaigs, juo geriau. Aš sutikau. Susisagščiau mundurą ir pasiėmiau šautuvą. Žmogus atsikėlė ir nuklumpino pirmą manęs kaip anksčiau. Iš naujo leidomės į kelią. Trumpas poilsis mus šiek tiek atgaivino, bet nuo saulės vėl greitai apsiblausime. Pėdinome tylėdami ir batų dunksėjimas buvo vienintelis gyvybei ženklas. Žingsniavome mašinaliai tarsi robotai. Kalnas pradėjo artėti, pasirodė neaiškus jo kontūrai, tarp kaktusų jau matėsi apvalios beduinų lūšnos, pilkos apgriuvusios, pasigirdo šunų amsėjimas. Suimtasis drebėjo, ne kaip vaikas, o kaip suaugęs žmogus. Sunkiai šniokštavo, tarytum godžiai ir beviltiškai traukdamas į save paskutinius gyvenimo gurkšnius. Buvome jau netoli Mehalos, dar 15 minučių ir mano užduotis bus atlikta. Paskui grįšiu į kareivines, vidury kaitusios savanos ir skaitysiu atsisėdęs bananų paunksnyje. Leisk man pabėgti, sušnabždėjo žmogus. Dėl savo motinos leisk pabėgti. Suimtasis verkė. Negi nesupranti, mane sušaudys, šaus į nugarą, tarsi išdavikui, dėl savo motinos leisk pabėgti. Aš tylėdamas nužvelgiau jį. Man rodės, kad visa tai vyksta kitam, ne man, kad aš stebiu šį vaizdą kaip kino filme. Tačiau apimtas ryžto suspaudžiau šautuvą. Maniškiai sulemeno žmogus, bet nebaigė sakyti. Jis tryktelėjo ir nuskuodė, tarytum pakvaišęs, bandydamas ištrūkti. Dieve mano, aš negaliu šito leisti, pagalvojau. Veidu bėgo šaltas, glitus prakaitas ir temdė akis. Stok, surikau iš visų jėgų. Žmogus dūmė nekreipdamas jokio dėmesio. Niekada nebuvau matęs šitai bėgant. Šokinėjo tarytum elnias. Stok, sušukau paskutinį kartą. Gerai nusitaikė. Žiūrint pro taikiklį bėglio nugara atrodė neapsakomai didelį. Dieve, koks puikus taikinys. Spausdamas gaiduką jaučiau gailestį, pyktį, baimę ir dar prieš nugriaudint šūvį mačiau, kaip vargšas bėglys griūva ant žemės, krauju sudrėkindamas lopinėlį smėlio. Taigi štai toks trumpas apsakymas reikia manyti, iš tikro gyvenimo. Dar reikia paminėti, kad su šiuo rašytoju mane sieja daugiau negu 35 metų draugystė, bičiulystė susirašinėjant laiškais. Abu nerašom kompiuteriu, bet visą laiką surandam vienas kitam laiko parašyti laiškelį. Tik dabar, kadangi jau mano bičiulis artėja prie 90 metų, mūsų laiškai jau tapo labai reti. Tai tiek.